Labas, šiek tiek dėl to šonuose vietos ir erdvės. Tai čia viskas priklauso, kokį tu ekraną turi. Nes, pavyzdžiui, aš atsidarau ant laptopo, tai man, jeigu čia tų šonuose erdvės iš viso nėra likę. Ir tos rodiklės čia, kaip ir gerai, jeigu jas čia dėsim, tai tada jos ant viršaus čia uždengs šiek tiek. Dabar yra klausimas, jeigu mes atzoominam, tai vat kokiam lygmenį tu matai šitą svetainę. Nes jeigu mes atzoominam ir čia padarom ją labai toli, tai taip, čia gaunasi, kadangi eina gridas, tai čia erdvė yra, čia tos erdvės yra. Ir, kaip sakyt, galima, jeigu dideliame ekrane žiūri, biški šiek tiek tokį vieną padaryti dalyką, nes dabar yra, taip, tuoj mes surandam vieną momentą, container ir dabar yra 1600. 75. Tai va šitą max width mes galim kaip ir keisti. Tai gal ant kažkokio ekrano dydžio, gal ta prasme apsimoka jį padidinti, gal jį reikia 2000 padaryti. Ir tada gal ta erdvė šonuose pamažės. Nu tai va čia klausimas, kur kaip geriau padaryti, nes tos mygtukus aš čia aišku galiu perkelti, bet man atrodo, kad čia bendrai biški pasitarti reikia dėl ekrano dydžio ir kaip gali atrodyti svetainė Max plotyje. Manau, šitą dar reikia aptarti.